Mano karjeroje labiausiai įsiminė daug dalykų, iš tikrųjų čia labai sunkus klausimas, nes įvyksta daug įvykių visokių ir taip pasakyti, kuris įsimintiniausias, tai yra labai sudėtinga, bet aš labai atsimenu praeitų metų žiemą, kai buvo pūga, Lenkijoje įvyko avarija, mes Marijampolėje prižiūrime pagrindinį kelią į Europą, kelią A5 ir kai susidarė eilės beveik iki Kauno, tai štai įvykį tikrai atsimenu, aš turbūt atsiminsiu visą gyvenimą. Ir tai parodo, koks yra sunkus mūsų darbas, nes mes kovojame su gamta, o gamta kartais mėgsta paduoti išdaigų. Linksmiausia istorija, tai prisimenu, kaip pildavom apdirbimą kelio darydavom, tai čia dabar pila emulsija, o anksčiau mes pildavom vadinamą smalą, bitumas, jis yra labai lipnus. Ir mes nupylėm vieną kelią ir moteriškė atėjo, liepėm neis, bet jį neklausė, užlipo ir prilipo, turėjom gelbėti ją. Pripylėm skaldelais, kad nereikėtų tų basai per smalą ir jį nuvėjo, bet batai ir liko prilipi. Ir įspėjom, bet jį vis tiek neklausė ir sako, man reikia pereiti ir perėjo.